sakė prisistatyti. Kažkaip žiūriu, nelabai juokingai, Kęstuti. Nepraėjo šitas daiktas. Nepaėjo. Kaip čia šviečia, kažkas man į akis tiesiai. Čia kažkaip Vitalija, čia taip, ne? Taip stovėti. Jau kažkaip va taip, ne? Dabar gerai. Tai sveiki visi. Tikrai nustebau, kad mūsų šiandien tiek daug. Norėtųsi, kad būtų dar daugiau, kad tos salės būtų dar pilnesnės ir dar didesnės ir kad tiesiog augtumėm, kaip ir Vitalija sako, kaip ta upė, kad būtumėm, ne? Ir ne tai, kad išeitų kažkas, kad ateitų nauji, kad ir tie liktų ir nauji ateitų ir žodžiu, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie tai, ką Vitalija pasakoja ir kad kuo daugiau žmonių užsikabintų tiesiog už to kabliuko, už to nežinau, net ne kabliuko, o šiaudo gelbėjimuose, ne? Nes šiandien dienai, iš tikrųjų, aš kaip vaistininkė, dirbdama vaistiniai ir mano kolegė ir kita kolegė galėtų pasakyti, kad yra kuo toliau, tuo didesnis, net švelniai tariant, bardakas sveikatos sistemoje, švelniai tariant, ir jūs patys viską puikiai žinote, ne? Nereikia čia nieko pasakoti apie tai. Tai mano tema, ką šiandieną turėčiau papasakoti, tai yra vis dėlto, ką rinktis - vaistai ar maistinės medžiagos. Čia, aišku, turbūt dauguma susirinkusių jau priėmėte sprendimus ir jūsų įtikinti ilgai nereiks. Ir tiesiog, kad noriu pasidalinti, kad jums būtų paprasčiau, tiesiog kalbant su žmonėmis, su savo klientais, kad tą informaciją pritaikytumėt, patardami žmonėm, ta prasme, ką rinktis. Tuo atveju vaistus ar maistinės medžiagas, kad tokie būtumėt, kaip sakyt, tvirti savo žinojime. Ir žinokit, iš tikrųjų ta tema tokia plati ir jeigu aš pasakočiau apie viską, apie kiekvieną ligą, apie kiekvieną problemą, apie kiekvieną vaistą, apie kiekvieną papildą, apie kiekvieną maistinę medžiagą, tai mes čia sėdėtumėm, nežinau, ta prasme, dienų, dienas, metų, metus turbūt. Nes matėt, Vitalijos tema atrodo, tik tai tą išskirtinumą pristatė, palyginimą ir jau valandos ir nėra. Tai aš pasirinkau tiesiog tokią konkrečią kryptį, konkretų pavyzdį ir palyginsiu jums tarsi tokį vieną tokią maistinę medžiagą, vieną produktą, vieną mineralą, magnį ir pažiūrėkime, kur jį galima pritaikyti, ką duoda organizmui jo trūkumas, ta prasme, ką neduoda, o kas nutinka organizmui, kai jo trūksta. Ir kas iš to gali išplaukti, kai jo trūksta, kokių vaistų jūsų gyvenime gali atsirasti, ta prasme, išrašyta, jums paskirta ir tikrai, manau, labai nustebsit. Atrodytų, kaip vienas nekaltas toksai magnis gali įtakoti visą gyvenimo eigą. Tokia ilga įžanga. Tai jau seniai esate girdėjęs, turbūt daugumas vartojate magnį ir žinote, kad tai yra vienas iš svarbiausių mineralinių medžiagų būtinų žmogaus organizmui ir kad magnis dalyvauja daugiau kaip 300 organizme vykstančių reakcijų. Magnis, jeigu taip žiūrėti, pagrindinės kokios magnio funkcijos, tai yra energijos gamyba, baltymų sintezė, ląstelių atsinaujinimas. Bet pagrindinė funkcija yra fermentų aktyvinimas. Tai vėlgi atrodytų, kokių čia tų fermentų. Virškinimo fermentų ar kokių fermentų, ne, žmonėm kyla klausimas. Tai iš tikrųjų vienas iš pagrindinių fermentų, kurį jisai įjungia į darbą, paaktyvina, tai yra kofermentas Q10. Tai nėra virškinimo fermentas. Kitaip tariant, mūsų organizme, jeigu ne magnis, nesigamintų energiją. Ir dabar čia visi gulėtumėm jau nebegyvi. Tai reiškia, mes žinom, kad energijos, kaip čia pasakytas, katalizatorius yra Q10, bet jį reikia įjungti.
kad Q10 pradėtų gaminti energiją, reikia įjungti tą Q10. Tai magnis yra žodžio aktyvintojas šito fermento. Ir daugiausia magnio kaupiasi kauluose. Ir tik tai 1% kraujyje. Pusę magnio kaupiasi, galim sakyti, didžioji dalis kauluose. Tada kita dalis kaupiasi tokiuose metaboliškai aktyviuose audiniuose kaip raumenys, širdis, kepenys, inkstai. Tai yra organai, kurie tokie, kaip pavadinkim, daugiausia darbo daro, ne? Tokie, kaip sakyt, aktyviausiai dirbantis. Tai daugiausia ten kaupiasi magnis, bet pagalvokime, kai mes darome kraujo tyrimą, iš kur mes jį darome. Ar iš raumens, ar iš kaulo, ar iš kraujo. 1% ten yra, ne? Bet apie tai dar pakalbėsime. Vėlgi toksai, jeigu neskubėti ir taip labai, nes tai labai aktualu bus į vėlesnę mano tą informaciją, pakalbėti apie, tarkim, baltymų sintezę. Tai mes ne tik tai, kad baltymus suvalgome, kaip Vitalija sako, kad turim suvalgyti baltymus, bet mes organizme savo dar juos ir mūsų organizmai juos ir gamina, tos baltymus. Pavyzdžiui, kolagenas. Ne? Kolageną mes, tai yra baltymas, pagrindinis baltymas mūsų, kuris mus suklijuoja. Kiekviena mūsų ląstelė suklijuoja viena su kita. Tai, kad jį pagamintų, tą kolageną, reikalingas magnis. Ir jeigu magnio nebus, organizmas to kolageno nepagamins. Aišku, čia galim dar paminėti dar kitą svarbų kolageno sintezei vitaminą C, bet, kaip sakyt, dabar kalbu konkrečiai apie magnį. Yra daugybė baltymų sintetinam organizme ir, žodžiu, magnis dalyvauja būtent fermento aktyvavime, kurie reikalingi baltymų sintezei. Ir atsinaujinimas, vėlgi ląstelių atsinaujinimas. Mes, žinot, nepaslaptis, kad nuolatos atsinaujinam ir realiai mes, jeigu gimstame su viena oda ir su vienais kaulais ir su vienais tais, kaip sakyt, organais, mes jau mirštam realiai su kelis kartus pasikeitusiais kaulais, oda jau ten, nežinau, keliasdešimt kartų būna pasikeitus kaip kokių gyvačių. Bet aišku, širdis per visą gyvenimą taip ir neatsinaujina, smegenys per visą gyvenimą dėja neatsinaujina. Kažkaip keista, nors sakom, į senatvę daugiau to proto, ne? Bet, matytas senas gerai pradeda dirbti. Bet yra keletas organų ir ląstelių, kurie per visą gyvenimą 100% neatsinaujina, tik tai dalis. Ką toliau reikėtų žinot, vėl čia, kur nesimato, aš tą tekstą paskaitysiu, tai per daug ten, žodžiu, nevarkit, kokius negalavimus sukelia magnio trūkumas. Tai aišku, jau tą pirmą, tai jau visi žinoma, ne, kad jeigu magnio trūksta, tai mėšlungis traukia, ne, kojas. Tai čia jau, kaip sakyt, viskas aišku ir ties to neapsistosiu. Fibromialgija. Tai fibromialgija yra toks lėtinis raumenų uždegimas. Ir sąnarių uždegimas priskiriamas ir gali būti fibromialginio pobūdžio, bet dabar kalbu apie magnio sukeltą fibromialgiją. Tai yra daugiau raumenų lėtinis uždegimas. Ir ta fibromialgija sukelia lėtinį raumenų skausmą ir nuovargį. Dabar tai pagalvokite apie save, apie savo šeimos narį, apie savo tėvus galbūt, ne, kur skundžiasi tokiu skauda, kažkaip visą kūną skauda, lygtais, nesuprasi, net nežinau, tokios vietos vienos atrodo toks skausmingas visas. Arba ten spaudžia masažistas ir toks atrodo, skaudus tas kūnas, ne? Tai gali būti lėtinis raumenų uždegimas, fibromialgija dėl magnio ilgalaikio trūkumo. Migrena, galvos skausmai, vėlgi, jeigu trūksta magnio, gali kamuoti galvos skausmai, tokie įtampos skausmai, migreniniai skausmai, būtent dėl to, kad magnio trūkumas sukelia kraujagyslių tonuso, ne tai kad nebuvimą, bet tiesiog tokį spazmavimą. Ir va dėl to spazmavimo kraujagyslių gali kilti galvos skausmai. Stresas. Magnio trūkumas sukelia tokias neatsparumą stresui. Reiškia, tu toksai esi kaip be oro pagalvių, žodžiu, toks eini ir tik kiekvienas toks smūgis tau toks būna aštrus ir tave sužeidžiantis. Įsivaizduokite, ne vienas į stresą kaip reaguoja,
ir kitas kaip žmogus į stresą reaguoja. Ne visi vienodai reaguojam. Tai žodžiu, jeigu tas, kuris labai toks kaip degtukas ir atrodo neadekvati ta reakcija, tai greičiausiai jam yra magnio trūkumas ir dėl to kilęs stresas. Žodžiu, magnis dalyvauja, galima sakyti, visų neurotransmiterių, neuromediatorių sintezėje. Kas tai yra? Tai yra kaip medžiagos panašios į hormonus. Nu, žinom, hormonus. Skydliaukės hormonas, žinom lytinius hormonus, žinome streso hormonus, bet yra tokios medžiagos kaip serotoninas, kur nėra toksai kaip tikras hormonas, jis yra neuromediatorius, bet priskiriamas, nu, žodžiu, medžiagos panašios į hormonus. Tai reiškia, kad magnio trūkumas mažina serotonino kiekį. Jeigu magnio trūksta žmogui serotonino. O serotoninas vadinamas laimės hormonas. Ir kai to serotonino trūksta, žmogus, nu, niekaip negali būti džiaugsmingas. Nu, jam neišeina, nes serotoninas duoda tą džiaugsmingumą. Ir iš tikrųjų tas serotonino ilgalaikis trūkumas prie ko veda? Prie depresijos. Jeigu ilgą laiką trūksta serotonino, tai tu tai pamažu, žodžiu, ir keliauji į šalį, kuri vadinasi depresija. Nemiga. Tai jeigu serotoninas yra laimės tas hormonas, tai melatoninas yra miego hormonas. Ir jeigu trūksta magnio ilgą laiką, tai žodžiu trūksta ir melatonino. Reiškia, jeigu tu nemiegi, arba dar toks tai yra posakis, sako, miegi zuikio miegą. Kaip ir miegi, bet toks nesupranti, ar miegi, nemiegi. Atrodo, kaip viską girdi, atrodo, menkiausias krėkštų ir jau tu, žodžiu, šoki iš lovos, tai va toks zuikio miegas irgi priskiriamas yra magnio deficitui. Ir skaitos magnis kaip anksiolitikas, jisai turi išjungti tos nervinius impulsus, turi užgesinti šviesą tavo galvoje, ir toks palyginimas. Ir aš sakau, jeigu tu miegi kaip su įjungta šviesa, ar esat miegojęs su įjungta lempa naktį, tai kažkaip vis tiek trikdo. Tai vat, jeigu tu supranti, kad šviesa išjungta, bet tu miegi taip kaip su įjungta šviesa, tai irgi greičiausiai magnio yra trūkumas, dažniausiai. Nes iš tikrųjų eina, kaip sakyta, nemigą diferencijuoti. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus ilgai neužmiega, tada gali sakyti, kad ten kažkoks, tarkim, melatonino trūkumas. Bet jeigu zuikio miegas ir toks visas šokinėjantis naktį, tai tada čia daugiau prie magnio deficito. Depresyvi nuotaika. Tai negana to, kad, kaip ir minėjau, kad serotonino trūksta, jeigu magnio trūksta, bet jeigu trūksta magnio, D vitaminas neaktyvinamas. Gali, kaip vienas mokslininkas viename, iš tikrųjų, tokiame interviu, rusų mokslininkas atliko daug ten tokių tyrimų ir jisai sako, daviau žmonėm vartoti vitaminą D ir ten mažesniais kiekiais, ir didesniais, ir labai dideliais kiekiais. Bet jeigu to žmogaus organizme didžiulis magnio deficitas, gali gerti vitaminą D kibirais, magnis nesiaktyvina ir neįsisavina. Ir jeigu iš tikrųjų iš tos informacijos, kurią dabar skaitau, naujausius tos tyrimus, tai realiai taip kaip dabar apie vitaminą D, čia visi jau žinom ir kalbam jau seniai ir toks jau kaip čia atrodo vitamino D era atėjusi, tai už kelių metų viskas pasidarys taip su magniu. Magnis bus iškeltas į aukštumas, ant podiumo ir, nes, žodžiu, jisai yra lemiantis vitamino D įsisavinimo, aktyvinimo. Tai, žodžiu, ir kad to magnio realiai visiems labai trūksta ir matysim dėl ko. Nuovargis. Tai nuovargis, kaip ir minėjau, gali būti dėl to, kad magnis aktyvina kofermentą Q10. O Q10 trūkumas tai yra nuovargis. Tai žodžiu, tas to neįjungia, tas ant to, žinot, čia toks gaunas kaip grandinė tokia nutrūko, ne?
Ir susiklostė tokia situacija. Ir aišku, jeigu magnio trūkumas ne tik tai, kad Q10 neįjungiamas, bet ir raumenų tonusas žemas. Tu toks esi visas, netonusas, toks sulinkęs, žodžiu. Lytinių hormonų disbalansas. Tai galvojau, čia irgi dėdamas šitą skaidrę, galvoju, gal čia tikrai ne visiems aktualu šitas paskutinis būtent magnio trūkumo požymis, bet galvoju, dėl to, kad gimstamumas Lietuvoje mažas, reikia įdėti šitas. Kiek jūsų aplinkoje žmonių šiais laikais negali susilaukti vaikų? Tikrai kažkokia pandemija jau šitoj vietoj darosi, ne? Tai magnio deficitas irgi lemia lytinių hormonų sintezės sutrikimo trūkumą ir taip pat spermatozoidų skaičiaus mažėjimą, įtakoja spermatogenezę, tiesiog ją lėtina. Tai reiškia, kad vėlgi tai labai ir aišku, ir ten dar kitos medžiagos svarbios, ir tas pats Q10, ir selenas ir taip toliau, bet kalbant apie vaisingumą ir tą, žodžiu, norą turėti vaikų, ar ten, tarkim, ką čia sėdi salėje močiutės, kurios seneliai, kurie taip ir nesulaukia anūkų, tai, žodžiu, jau gali dovanot Velyko magnį. Tam, kam reikia. Gerai, tai dabar. Vaistai ar magnis tada? Mes žinome, Neolife 1000 kartų kartojam, kad vitaminai, mineralai, maistinės medžiagos yra ne vaistai ir jie negydo, ne? Pasikartojam, kad mes nesam gydytojai ir maistinės medžiagos negydo. Bet daugtaškis. Mūsų organizmas pats save gydo. Žinot, kad mes esam gydytojai. Kiekvienas iš mūsų esam gydytojas savo paties organizmui, nes mes sugebėm save sveikatinti, save remontuoti, įveikti ligos sukėlėją, kokį virusą ar bakteriją, galim uždegimą malšinti ir taip toliau. Tai kokiom būklėm esant magnis duos, žodžiu, tą ne tai, kad poveikį, bet padės jūsų organizmui save gydyti. Jūsų organizmui padės jums, žodžiu, save gydyti. Prie kokių būklių? Depresija. Rašiau ir galvoju, nebetilsiu skaidrę nutryniau ir parašiau realiai, kad visus depresijos simptomus mažina, nes tikrai kiek iš tų išvardintų ir ten bloga nuotaika, ir nerimas, ir įtampos, ir suicidinės mintys, žodžiu, tame tyrime, kurį skaičiau, tai praktiškai visi įėjo depresijos simptomus. Ir koks įdomus tyrimas. Buvo 12 savaičių trukęs tyrimas, žmonėms buvo duota 450 mg magnio į dieną ir kitai grupiai antidepresantai. Ir žinot, kas įdomiausia, kad geresnis, net šiek tiek geresnis poveikis buvo magnio grupėje. Nesakau, kad antidepresantai nepadėjo. Padėjo. Bet magnio grupėje dar buvo net geresni rezultatai. Tai atrodytų, tai gerai, tai aš antidepresantus gersiu, tą patį rezultatą turėsiu, ne? Tai čia dar palaukim su šitą išvadą, bus sekanti skaidrė. Tai žodžiu, kad 450 mg 12 savaičių ir poveikis prilygo antidepresantų. Kai ateina žmonės į vaistinę pirkti antidepresantų, jeigu nebūna už to žmogaus eilės iki durų ir pagal situaciją, aš esu vaistininkė, kuriai rūpi žmogus. Ir aš paklausiu atsargiai, aišku, pagal situaciją, ar jūs darėtės vitamino D tyrimą. Matau, kad išrašyta pirmą kartą, pavyzdžiui, antidepresantai. Ypatingai, kam pirmą kartą, tada ypatingai klausiu, ar darėtės vitamino D tyrimą. Ar jaučiate magnio trūkumo simptomus ir suvardinu ten greitai, ne? Mėšlungis, nuovargis, prastas miegas ir taip toliau. Ir žodžiu, kaip galvojate, koks procentas žmonių, kuriam priskirtas antidepresantas, va taip lengva ranka,
buvo nusiųsti pasidaryti vitamino D tyrimą, arba kas nors jų paklausė apie magnio deficitą? Ne vieno. Nu, žinokit, turbūt iki 1%. Reikėtų kažkada tokį dariau analizę, bet ne su šita problema, kad brūkšniukus braukiau ten pagaliukai 1, 2, 3, 4 iki 9, paskui 10, taip, žodžiu, tai tikrai daug laiko reikalaujantys tokie tyrimai vaistinėje, kai dirbi ir ten konvejeris vyksta, bet žodžiu, kad tikrai tas procentas, siaubingai mažas, niekas apie tai nekalba. Kodėl nekalba? Nejaugi dabar bus visus nori nunuodyti. Šiaip pagalvokit, kodėl nekalba. Ir čia tada jau galėtumėm analizuoti ir, kaip sakyti, plačiai labai pakalbėti, ne? Kodėl apie tai nekalba. Kad magnis padeda įveikti depresiją organizmui jūsų paties. Nes padeda serotoniną pagaminti, padeda melatoniną, viską, ką mes ten praeitoj skaidrėje aptarėm. Labai daug galėčiau čia vardinti ir vandinti, bet tiesiog pasakysiu tokius labai paprastus, nėra sudėtingų atsakymų. Žmogui yra skiriama iki 15 minučių vizitui. Reiškia, neįmanoma visko apkalbėti. Magnis neįeina į algoritmus gydymo gaires. Ta prasme, kad jeigu ateina žmogus su depresija, gydytojas negali skirti gydymo magniu. Nėra jo algoritmas. O gydytojai, kurie dirba pagal licenzijas, taip pat gali mums gydytojas Saulius Pampikas pasakyti, ar gali ten labai, ką nori, tą kalbėti. Turi yra taisyklės. Taip? Tai va, tai tiesiog labai malonu, kad yra visų tų specialybių žmonės, apie ką aš čia kalbu, ir gali mane arba pertraukti, arba papildyti. Toliau. Hipertenzija. Čia, žinokit, vėl jau labai plati, pasižiūrėti, kad neišsitempčiau per ilgai. Mažina kraujo spaudimą. Čia įdėjau šitą mechanizmą kaip dėl medikų. Žinau, kad šiandieną bus medikų, tai dėl jų, žinokit, ir įdėjau. Kas ne medikai atrodo, o Jėzau, siurbliai kažkokie, mandrio, siurblio aktyvinimo, stelpio kanalų blokavimas, atrodo kosmosas, kas čia per kanalai ir siurbliai, bet tiesiog įsivaizduokit, jau mes visi žinome, neolaikiečiai, kai atsirado abitas Lietuvoje, ne? Jau žinome, kad mes gaminame azoto oksidą patys. Palinksėkit, kad žinot. Ir apie tai aš savo paskaitose kalbėjau dar prieš abitui, atsirandat kaip apie flavonoidus, kai kalbėdavau, kad azoto oksidas tai nėra žiurknuodis, tai yra medžiaga, kurią gaminame mes patys. Kraujagyslės mūsų jį tą medžiagą gamina. Ta medžiaga reikalinga kraujagyslių susitraukimui, išsiplėtimui, tiesiog kraujo spaudimo reguliavimui. Ir jeigu kraujagyslės sienelė sveika, tai to azoto oksido pagamina tiek, kiek reikia ir jūsų kraujo spaudimas yra sureguliuotas, įsivaizduokit, kaip fainai, ne? Ir jeigu magnio nėra trūkumo organizme, visi ten natrio siurbliai, žodžiu, dirba kalcio kanalai, visi, žodžiu, viskas čiki. Bet jeigu magnio trūksta, gali įsivystyti hipertenzija dėl šitų mechanizmų disfunkcijos. Kam nuėjus pas daktarą su hipertenzija, su pakilusiu spaudimu, buvo pasakyta, klausyk, pagerk dabar magnio daugiau ir jeigu nesusitvarkys tavo kraujo spaudimas, ateik, tada mes žiūrėsim. Žodžiu, Lietuvoje yra tokia situacija, kad 94% hipertenzijų, tai reiškia 94% žmonių, kuriems buvo diagnozuota hipertenzija, atėjo pas gydytoją, įrašyta, kad hipertenzija yra idiopatinė. Reiškia, priežastys neaiškios. 94%. Įsivaizduokit. Ar tų priežasčių kas nors ieškojo? Bet įrašė idiopatinė hipertenzija, žodžiu, pirminė, neaiškiai dėl ko. 94%. Ir algoritmuose ką rašo prie idiopatinio tų nenustatytos priežasties? Vaistai. Jokių čia magnių, kaip sakant, nerasite tame sąraše.
O priežastis 9,4 procentai neaiški. Galbūt. Čia viena iš priežasčių yra magnio deficitas. Galvos skausmas. Atpalaiduoja raumenis. Išjungia šviesą galvoje. Nutraukia tos nervinius impulsus, kada jau reikia, kada einat miegoti. Mažina įtampą bei stresą. Tai aišku, kada tu esi stresinis, kada esi susikaustęs visas įsitempęs, tai nuverta galva pradeda skaudėti. Užtat mes jau seni vilkai žinom, kad jeigu skauda galva, tai eini kali magnio, įkali omegos daugiau ir čia yra mūsų tabletė nuo skausmo galvos. Ne? Jeigu nepadėjo, pakartojam. PMS. Kas nežinote, vyrai, PMS yra priešmenstruacinis sindromas, raganų sindromas. Ne, bendrai raganų sindromas, tai man atrodo, čia neįrašytas yra menopauzė. Tai čia toks prieš raganų. Mažina galvos skausmus mažina ir PMS laikotarpiu, nes tikrai mes kodėl į raganas pavirstam, todėl kad mums skauda galvą. Skausmingos menstruacijas mažina, karščio pylimą, visus tuos, jeigu vyrai, čia jums, ne? Jeigu jūsų moteris prie tam laikotarpį jau raganėja, tai įdedat magnio į lėkštę ir viskas tvarkoja. Antro tipo cukrinis diabetas. Tai antro tipo cukrinis diabetas tai yra gyvenimo eigoje atsiradęs cukrinis diabetas. Čia, jisai yra nei tai autoimuninės kilmės, ar ten kažkoks paveldimas, tai yra gyvenimo būdo, galim sakyti, nulemtas. Kaip? Užgyventas, jo. Tai dėl ko jisai atsiranda šitas diabetas dažniausiai? Tai jis atsiranda, kai per laiką išsivysto atsparumas insulinui. Tai reiškia, viena iš priežasčių, tai reiškia, kad tavo kasa pagamina to insulino pakankamai, bet tas insulinas negali atrakinti ląstelėje durų, pro kurias įeina gliukozė. Tiesiog raktai netinka. Insulinas, kuris turi ne tos raktus, su kuriais reikia atrakinti ląstelėje duris. Tai vadinasi atsparumas, netinkamas, Ir ta būklė išsivysto. Viena iš priežasčių magnio deficitas. Kai kasa pradeda gaminti insuliną su ne tais raktais, viena iš priežasčių magnio deficitas. Įsivaizduoju. Ir yra mechanizmas labai sudėtingas, per angliavandenių apykaitą, per medžiagų apykaitos metabolizmą. Nekėliau, nes čia tikrai galvoju, ne medikam šiandien kalbėsiu daugumai, tai tiesiogiai mažina cukraus kiekį kraujyje. Tai ką mes iš to turėsime? Kad kiek yra žmonių šiandien dienai, kuriems yra cukrus ribinis, gliukozė kraujyje, arba ten šiek tiek jau virš normos ir jau yra ta vadinama prediabetinė būsena. Tai tokių yra va tiek. Ir, jie tokie, kaip sakyti, ant ribos dar vaistų kaip ir neskiria, jau kitiems kaip ir skiria, irgi priklausomai nuo daktaro, bet tas cukraus ant ribos buvimas irgi yra pavojingas dalykas, nes cukrus, kuris plaukioja kraujyje, ta gliukozė, kuri nepateko, nenuėjo ląsteles, yra pavojinga, nes sukelia kraujagyslių sienelių uždegimą. Tai reiškia, kai yra, tarkim, norma, kaip pavyzdys, 5-5, ir jeigu ten jau yra 5-8-6, kaip toks, nei tos vaistus jau skirt mažinančius, bet ta būklė kelia uždegimą. Tas kiekis jau, keliantis uždegimą ir vedantis į diabetą ir žaidžiantis kraujagyslių sieneles, dėl ko azoto oksido gamyba vėliau sutriks. Ir pasileis visas jau lavina, kaip sakyt, nuo kalno ir bus nebesustabdoma. Blogasis cholesterolis. Net ir, kaip sakyt, blogas, ne taip parašiau, blogas cholesterolis. Tai ta būklė, sako, mano paskambina Eglė, mano blogas cholesterolis. Tai blogas cholesterolis. Tai kiek tas cholesterolis? Žinot jau, kad vienas skaičius, tai nieko nereiškia. Tas bendras cholesterolis, tai čia apie nieką. Mums reikia žinoti, koks yra mažo tankio,
ir koks yra didelio tankio ir kokie yra trigliceridai. Tai magnis didina gerojo cholesterolio kiekį, tą didelio tankio lipoproteinų. Gerina santykį MTL su DTL. Santykis turi būti 2. Reiškia, MTL padalinus iš DTL, jeigu gaunat iki 2, reiškia, viskas yra gerai. Tai reiškia, magnis skatina jūsų kepenis pagaminti to DTL daugiau. Kaip jis tą padaro? Kaip jisai ateina, sako, gamink DTL. Kaip jis tą padaro? Įkalbinėja, ten derisi, kaip jis tą padaro? Ne. Jis pagerina kepenų ląstelių veiklą. Dalyvauja detoksikacijos mechanizmuose. Jeigu jūsų cholesterolis yra, toks, atrodo, nei aš čia ėdu kažko, nei čia aplamai prisižiūriu ir tą maistą ir pajudu ir atrodo, vis tiek tas ir svoris geras ir tada tas cholesterolis, vis tiek, žodžiu, kažkoks aukštas ir jau yra santykis daugiau kaip 2, ieškokite priežasčių kepenyse. Kepenys, jeigu yra užsikimšusios, jeigu jos yra pilnos toksinų, streso hormonų likučių, virusų likučių, žodžiu, jau yra, kaip sakyt, perpildytos toksinais, jos visada tokioj būsenai bus tokios kaip uždususios ir jos visada tokiais atvejais gamins daugiau MTL ir mažiau DTL. Tai magnis dalyvauja detoksikacijos mechanizmuose kepenų ir tada kepenys pačios pradeda tvarkingai tą reguliuoti, prasme pagaminto MTL kiek reikia ir to DTL padidina kiekį. Tiesiog tą gerina santykį. Mes patys daktarai, žodžiu, patys mūsų kepenys pačios didžiausios gydytojos yra. Osteoporozė. Jeigu trūksta magnio, trūksta ir kalcio. Jeigu trūksta magnio, trūksta vitamino D. Jeigu trūksta vitamino D, trūksta kalcio. Jeigu trūksta kalcio, trūksta magnio. Tai čia dabar, žodžiu, kaip nori, taip supraskit, tai čia iš tos serijos kas pirmiau atsirado, višta ar kiaušinis. Tai čia su to magniu, taip ir yra, su to kalciu ir vitaminu D, ten jie vienas kitą aktyvina, vienas kito įsisavinimą didina. Žodžiu, prie osteoporozės gali būti, kad ne kalcio trūkumas buvo ilgalaikis, o magnio. Tai žodžiu, kai magnio netrūksta, kai mes jį vartojame, kai mes jo gauname, mūsų organizmas visą šitą darbą, žodžiu, padaro. Gerai, tai vis dėlto, galbūt yra dar norinčių antidepresantais pasigydyti depresiją. Ir galvoja, kam čia vargti, aiškintis dabar čia eksperimentuoti, įkalsiu tą vieną tabletę, rožiniai akiniai ir gyvenus, ne? Tai dabar pažiūrėkit, kokie pašaliniai, aš čia nesurašiau visų, aš surašiau pagrindinius pašalinius vaistų nuo antidepresantų poveikius. Ir būtent, kurie ne teoriškai surašyti, bet kur tiesiog, praktiškai pasitaiko. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos didinimas, kraujospūdžio kilimas. Tai geri antidepresantus ir prasideda kraujospūdžio, spaudimas pradeda kilti, ne? Tai ką, nurašai viską ant amžiaus. Arba kad, vyras kažkaip ten nervina, dar kažkas. Žodžiu, kad nurašai ant kažko, bet nesuvedi galų, kad nuo tų vaistų gali taip nutikti. Svorio pokyčiai. Būna nuo antidepresantų vieni, taip išsipučia, kiti labai numeta svorį. Seksualiniai sutrikimai. Mažina libido. Tiek vyrams, tiek moteriams. Sukelia erekcijos sutrikimą. Miego vyrams. Erekcijos sutrikimas vyrams. Miego sutrikimas. Nuo antidepresantų dažnai žmonės būna tokie kaip apsvaigę dienos metu. Galvos skausmai, nerimas, judesių sunkumas, apatija, virškinimo sutrikimai, disbiozė, tai kaip čia suprasti, prie ko čia tie antidepresantai ir tas virškinimas. Žodžiu, antidepresantai keičia žarnyno pH.
Ir tas pH yra pokyčiai to pH yra nepalankus mūsų gerosiams bakterijoms. Ir jos pradeda žūti. Jų mažėja ir atsiranda virškinimo sutrikimai. Tai kas dar vis norite antidepresantais gydytis? Kai kreipiasi į mane, tarkim, konsultacijos žmogus ir jis, būtent su šita problema, depresija ar nerimu ir taip toliau, tai pirmas dalykas, ką aš pirmiausia stengiuosi daryti, tai padėti žmogui nulipti nuo vaistų. Nes nulipimas nuo vaistų, tai reiškia, jau mes turime mažiau tų pašalinių poveikių, kurie irgi, neduoda sveikatos. Supratote, ne, kad jie tiesiog irgi nesijausi gerai su tokiais pašaliniais simptomais. Gerai, o jeigu aš dabar nesuku savo galvos, kai skauda, per menstruacijas, ar šiaip užėjo galvos skausmas, ar dar tik tai ruošiasi skaudėti, ne, kaip iš tos serijos, aš taip gyvenau, kai sakau, dar tik taip, beveik skauda ir jau eini gerti tabletę. Tai žodžiu, ką sukelia vaistai nuo skausmo, kokie jų pašaliniai poveikiai? Virškinimo sutrikimai, virškinamo trakto opos. Jeigu virškinamo trakto opos, žaizdos, tai ką tai reiškia? Ką mums gleivinė dar daro, apart to, kad jinai yra kaip siena, kad, kaip sakyt, maistas eitų kaip vamzdžio žemyną, ne? Tai gleivinė, mūsų gleivinės virškinamo trakto yra reikalingos ir dėl fermentų sintezės. Taip kaip azoto oksidas gaminamas yra tik tai sveikų kraujagyslių sienelių, tai virškinimo fermentai gaminami yra tik tai sveikų gleivinių. Tai jeigu gleivinė nesveika, yra virškinimo fermentų trūkumas. Ir tada yra problema. Kepenų pažeidimai. Ar yra klausimų kodėl? Nes vaistai metabolizuojami kepenyse ir visi vaistų likučiai, kaip tiesiog eina kaip per filtrą, nusėda kepenyse jų likučiai ir kemša mūsų kepenys. Inkstų pažeidimas, čia irgi turbūt nereikia pasakot kodėl, nes eina ir per kepenis, ir per inkstus. Hipertenzija. Daugelis vaistų nuo skausmo irgi kaip pašaliniai poveikiai duoda kraujo spaudimo pakilimą. Tai tada reiškia, dar atsiranda dar viena tabletė. Ir tada, kai jau nuo skausmo gėriai, pradėjo kilt spaudimas, tada, išrašė gydytojas dar vieną tabletę, ne, nuo hipertenzijos. Kokie čia simptomai? Galvos skausmas, svaigimas, kosulys, dusulys. Ir čia, žinokit, yra, šita vieta reikėtų ir apsistoti. Labai daug galėčiau čia papasakoti iš gyvenimo. Kiek daug žmonių atėjo į vaistinę perkantis nuo kosulio vaistus ir aš klausiu, kiek laiko kosėja. Oi, sako, jau metų. O Jėzu, metai, 3 metai kosėjų. Pusę metų kosėjų. Aš ir klausiu, ar vartojate nuo spaudimo vaistus. Labai didelė dalis žmonių, kurie turi tą įsisenėjusi tokį kosulį ir nežino dėl ko. Ir tai sako, tikrai man ir ne refliuksas, ten, žodžiu, gydytojai žiūrėjo jokio refliuksą, bet būna pašalinis vaistų nuo spaudimo poveikis, nuo hipertenzijos. Net vienai moteriai astma išgydėme, nuimdami vieną vaistą nuo spaudimo. O ten jokia astma nebuvo. Tiesiog pašalinis vaistų poveikis davė dusimą. Virškinimo sutrikimai, pykinimas, viduriavimas, žodžiu, kad tų simptomų yra labai daug. Kodėl mums trūksta magnio? Tai atrodo dabar, žinom, kad jisai reikalingas tam, jisai organizme daro tą, bet kodėl tada jo trūksta? Kodėl jo neina gauti su maistu? Todėl, kad mes nebesuvalgome tiek, kiek reikia tokių kiekių lapinių daržovių. Aišku, jo yra ne tik lapinėse, bet lapinėse jo yra labai daug. Bet, žiūrėk, kas yra lapinės daržovės? Salotos, špinatai, taip? Dabar aš kalbu apie tai, ką mes dabar galim nupirkti iš tokių šviežių pakeliuose, kur net plaut nereikia. Jau ir nuplauta viskas. Kaip jūs galvojate?
Kodėl jos tokios švarios? Kur jos auginamos? Jos auginamos ne žemėje. Jos auginamos yra ant įvairių paviršių, batų, visokių pampersų, tų grūdelių, kaip sakau, nežinau, kaip jie vadina, žodžiu. Jos yra švarios, nes jų net plaut nereikia, nes jos auginamos ne žemėje. O iš kur tą magnį turi tą salotą paimti? Iš žemės. Tai ant ko auga ta salota ir tas špinatas, kurį mes dabar perkam? Ant trąšų. Riešutai, sėklos, grūdai. Tikrai mes šitų produktų sveikų suvalgome labai mažai. Nežinau, gal jūs kitokie negu aš. Prasta dirvožemio kokybė. Viskas auginama yra ant trąšų, ant dirbtinių trąšų. Ir žemė yra tiesiog nualinta ir ta daržovė nebeturi iš kur jau to magnio paimti. Mes gyvename tokiame laikotarpyje, kur ištisai realiai esame nuolatinėme ir lėtinėme strese. Ir aišku, mūsų organizmo detoksikaciniai mechanizmai yra absoliučiai nusivažiavę. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes suvalgom labai daug šlamšto. Jeigu mes gyvename strese, tai tas pats magnio išeikvojimas yra tas pats, kas benzino išeikvojimas važiuojant ant 200. Jeigu tu važiuojant 200, nu tai benzino kiek išdega? 2 kartus daugiau. Tai tas pats ir su magniu. Kodėl reikia didesnių dozių negu prieš 30 ar 50, nežinau, kada to streso buvo mažiau. Per karą, sako, buvo streso mažiausiai. Nedaug tu dieve, ne? Gal geriau stresuoti. Vaistai, diuretikai, protonų siurblio inhibitoriai, vaistai nuo širdies sutrikimo, vaistai osteoporozei gydyti. Va, šitie vaistai sukelia magnio deficitą. Kas tas protonų siurblys? Tai čia galėtų papasakoti mums gydytojas Saulius, jis šitos srities specialistas, visą gyvenimą gastroenterologų pradirbęs, taip? Taip, Eglute. Tai ką tie, tai aš labai dabar jau, kaip sakyta, ne asmeniškai, bet apie vaistus. Ką tie vaistai daro su magniu? Dabar mes apie magnį dar kalbam. Šitie vaistai sukelia, mažina magnio pasisavinimą. Ne tik tai magnio, iš tikrųjų daugybės mineralų, bet ypatingai magnio pasisavinimą mažina. Kaip galvojate, šitų protono siurblio inhibitorių, omeprazolių, pantoprazolių, lanzoprazolių, esomeprazolių, kaip jūs galvojate, vartojimas? Koks? Kriminalas. Daktaras pasakė, kriminalas. Tai yra antri pagal iš eilės, jeigu imant kiek vaistų lietuviai sunaudoja, tai tie protonų siurbliai, išvardinti visi prazoliai, yra antroji vietoj pagal perkamumą. Antroji vietoj. Įsivaizduokit. Ir šitų vaistų gali nusipirkti kiekvienoj degaliniai. Kiekvienam prekybos centre, net į vaistinę eiti nereikia. Ir yra baisiausia, kad žmonės nesupranta, ką jie daro. Nes reklamose parašyta, per televizijas parodyta, ne? Kad mes galim valgyti bet ką, nueisim į degalinę, pasimsim tą ir žodžiu viskas bus gerai. Nes žmonės nesupranta, kas čia per vaistai. Tai yra rūgštingumą mažinantis vaistai. Bet jeigu rūgštis yra per maža, jeigu rūgštingumas yra netinkamas, mūsų baltymai nebus suskaidyti. Negana to, kad magnis neįsisavins, ne? Tai čia yra kriminalas. Ir tai, ačiū Jums labai už šitą repliką, iš tikrųjų. Alkoholio vartojimas irgi mažina magnio įsisavinimą. Ir aš aišku dar turiu atskirą skaidrę, bet aš jos dabar tiesiog nekomentuosiu, nes jau taip žiūriu, laikas susitempė. Magnio tyrimas. Norma nuo 0,7 iki 1,05. 1% magnio yra kraujyje. Ir mes jį ištyrėm su kraujo tyrimu. Kaip galvojate, ar tai tikslus tyrimas? Čia tas pats, kas matuoti, kiek šuliny vandens su kempine. Įmetei, ištraukiai, išgręžiai, pilnas šulinys vandens, mažė. 3 rentiniai kaip minimum. Tai va čia tai atitinka. Pavojų keliantis kiekis. Su reanimacijos gydytoja teko kalbėti prieš savaitę, tai sakė, nes nėra mačas. Jau į reanimaciją atvežtų žmonių, kad būtų, ta prasme, tokie. Ir
gali sustoti širdis, jeigu toks kiekis atsitiktų. Nu tai nežinau, gal kokias dėžę magnio, jeigu išgertumėt, gal ir pavyktų nusinuodyti. Brangus būdas. Ir kuo dabar išskirtinis Nelife magnis, tai aš nežinau, ar yra dar čia nežinančių, kuo jisai išskirtinis. Tai yra 3 viename. 3 magnio formos vienoje tabletėje. Magnio chelatas, citratas, oksidas. Iš ko pagamintas, aš jau čia neskaitysiu, nes turbūt jau visi esate tikrai, nežinau, gal dėl tų, kas pirmą kartą galim pasakyti, ar esate matę magnį iš burokėlių, kopūstų, ridikų. Nieko panašaus vaistinėje man neteko matyti ir tai yra ypatingai su tiesiog biologiškai aukštu prieinamumu produktas, reiškia, organizmas jį įsisavina kaip tiesiog kaip tą, kur iš maisto. Tai yra bomba, o ne magnis iš tikrųjų, nu štai kaip vaistininkė sakau, ne, kad tai yra tiesiog baisu kaip gerai. Nu ir gerai. Ir dabar parodysiu, aš